Daugiausiai gyvenau su studentais, bendrau su studentais ir mano pasakojimas bus iš studentiško gyvenimo. Apie tas tradicijas ar dar ką nors, gal per daug neužsiminsiu. Bandysiu parodyti, ką dar, kaip veikia studentai, kaip leidžia laisvalaikį, apie šiuolaikinę kultūrą gal jau pakalbėsiu. Pradėsiu nuo prisistatymo. Mano vardas yra Ignas ir tas vardas yra japoniškai užrašyta. Jeigu tiksliai japoniškai užrašytume, bus Igunasu. Bet šiaip japonam atrodo per ilgas vardas ir jie trumpina jį. Sutrumpino iki Igu. Bet merginos, kad gražiau skambėtų, man sugalvojo, kad būtų Igu-chan. Prie japonai prie vardų ar pavardžių deda tokius kaip priesagas. Yra Chan, Kun, Nieko, San, Sama arba Dono. Pavyzdžiui, pats neutraliausias yra, kai nieko neprideda. Paskui, jeigu eisime į kairę pusę, tai Chan, Kun reiškia, kad, pavyzdžiui, tai yra jaunesnis. Žinai, būna kaip vaikai, berniukai. Įprasta, kad mergaitėms prikliuoja Chan, o berniukams Kun. Bet, kad mieliau atrodytų ir vaikinam būna kartais Kun prikliuojamas. Paskui, jeigu reiškia pagarbą, prikliuojama San, praktiškai prie visų. Jeigu yra už jūs vyresnis, ar vyresnis, tai gali būti ir 1 metais vyresnis ir kartais tenka kaip į San prie vardo. Sama, tai čia yra jau labiau link biznio, kai siunčiami laiškai yra oficialus, kietokas įvaizdis. Dono dabar gal nelabai naudojamas, yra iš senesnių laikų, labai didelė pagarba. Čia toks nuotraukų tipas purikula, nuo angliško žodžio print color. Yra tokios būdelės Japonijoje, į kurias įeinate ir su draugais galite nusifotografuoti, o paskui yra pripišiama. Uždedamos širdelės, užrašai, datos, paveiksliukai, bet kaip jūs nufotografuoja, jūsų akis kažkas tampa didesnis. Ir ką įdula galbūt platesnį. Specialiai japonams skiriasi. O būtent, japonai nori gražesniais būti. Kompiuteris juos pagražina. Aš studijavau Vasedos universitete ir, kaip matote, yra mūsų pagrindinis pastatas ir pagrindinis skulptūra, Vasedos įkūrėjas. Čia kas buvo praeitą kartą dėstytos iš Japonijos paskaita, tai jinai ir pasakojo. Okubo yra įkūrėjas, pagaliau pavardė yra meškiuko simboliai universitete. Fakultetas, kur studijavau, buvo liberalių studijų fakultetas. Japonų kalba buvo privaloma, tam pagal žinias buvo paskirti mes į lygius, o kiti dalykai buvo laisvai pasirenkami. Bent 2 dalykus reikėjo pasirinkti ir jie buvo anglų kalba. Apie pravardės pakalbėsiu, gal ne visi žino. Paimkim, kai buvo man Igu-chan, mane vadinau, čia būtų kaip pravardė pas japonus, man kaip miela. Kaip japonai sudaro pravardės. Tarkim, kad yra pavardė, takešta skaitimas, bet kaip hieroglifas yra reiškia žemyn. Štai yra daug reikšmių ir dar daugiau skaitimų japoniškai. Ir kartais žaidžiant su skaitimais gaunamas visai kitas skambesys. Pavyzdžiui, takešimo, nors hieroglifai yra tie patys. Tai vienas draugas buvo takešta, bet jį vadino takešimo, arba dar supaprastintai šimo. O čia yra mūsų krepšinio būrelis. Čia yra ne visi nariai, iš viso apie 60 narių buvo. Ir kai yra grupė pas juos, yra viskas daroma drauge. Jie susirenka patys, paskirtas yra laikas susitikimų, susitinka, tada visi važiuoja į sporto salę. Lauke žaisti krepšinio nelabai buvo salių, nes kai tokis yra ankštas, lauko tų kortų praškai nėra. Nuodame į salę ir žaidom salėje. Tai visi surinkama į salę, kartu vyksta treniruotė, paskui vyksta žaidimas, galiausiai einame pietauti kur nors. Tai yra bendras laiko praleidimas. Taip pat būna paskui ne tik su krepšiniu susiję, apskritai susitikimai, kur nors ar naujametinis vakarėlis, kur nors gimtadienis, ar šiaip būna kur nors išvyka. Šiaip tie klubai labai organizuoti yra. Turėčiau pastebėti, kad tvarkaraštis būna sudarytas maždaug metams į priekį. Treniruočių tvarkaraštis būna gal mėnesį į priekį, bet kada kokios varžybos, kada vasaros stovykla, išvykos, jie planuoja maždaug metams į priekį. Jis yra pasiskirstę. Šimo, jisai buvo lyderis. Jis ne dėl to, kad gerai žaidžia krepšinį, o dėl to, kad gerai organizuoja įvairius dalykus. Už organizacijos dalykus atsakingas asmuo buvo, jis organizuodavo įvairias išvykas. Ir paskui apskritai būdavo kapitonas, kuris atsakingas už krepšinį, kiti, kas prisimdavo atsakomybę ar marškinėlius sukurti, ar dar nors klubo atributiką.
klubas atrodo kaip rimta komanda, jie turi savo uniformas, turi savo atributikas ir žaisdavo, važiuodavo į turnyrus, į varžybas. Japonijos žemėlapis. Japonija yra suskirstyta į prefektūromis, tokius kaip teritorinės apskritys. Ir bandžiau nuspalvinti prefektūras, kuriuose buvau. Čia viskas yra japoniškai. Čia yra Tokijos, kad galėtumėte orientuotis. Čia yra Kiotas ir Osaka. Aš buvau pagrindinės salos keliose prefektūrose. Neskridau nei į Hokaidą, nei į pietus Okinavą. Galbūt reikės parodyti dažniau. Nes bandysiu parodyti nuotraukas, kur buvau, pasakot nuotykius. Akihabara yra mangos, anime ir kitų šiuolaikinių dalykėlių centras. Dar paprasčiau vadinama Akiba, yra sutrumpintas terminas. Praktiškai visko galima rasti. Žaidimų automatų, skulptūrėlės, komiksai, knygelės, suvenyrai. Pavyzdžiui, šitie marškiniai irgi yra iš Akihabaros. Skaitome normalų, bet būna tokių keistesnių. Pavyzdžiui, mums gal nieko nesakantis didžiosios Japonijos imperijos jūrų laivyno pajėgos. Mums atrodytų nieko tokio, bet jeigu kinietis pamatytų, tai jis gali įsižeisti ir paskui gali įvykti konfliktas. Nes būtent tos didžiosios imperijos laikais prieš antrą pasaulinį karą, Japonai nusikaltimų pridarė Kinijoje. Šitą temą yra skaudi kiniečiams. Reiktų paminėti šitos dailios merginos darbą. Tai yra meido arba tarnaitės rūbais. Yra tokios meido kavinės. Ir to Akihabaroje jų kaip tik yra labai daug. Jūs einate į kavinę, ir mergina apsirengusi tokiais rūbais, prieš jūs atsiklaupia ir sako, sveikas atvykę šeimininkė. Ir po to dar karštą rankosėlį, kad jūs galėtumėte rankas nusivalyti. Kad žmogus galėtų pasijausti tikrų šeimininkų. Japonijoje tikrai keistų dalykų yra daug. Čia yra vaizdai iš Akihabaros. Merginos dalinančios pakvietimus į kavines, bendrių vaizdai iš gatvės. Dieną viskas marga. Čia kaip maždaug Akihabara yra dienos centras. Jau temstant, į vakarą viskas tuštėja, paskui naktinio gyvenimo praktiškai nėra. Viskas dieną verda. Sokeisen. Pagal hieroglifus, jeigu šifruojant, tai yra Vasedos Keijo universitetų mūšis. Dažniausiai turima sporto varžybas. Dažniausiai būna yra beisbolas, turime omeny, bet šitie universitetai varžosi įvairiose sporto šakose. Istorija yra tokia, kad Japonijos universitetai yra ranguojami, praktiškai kaip ir visur. Pirmas yra Tokijo universitetas, o antrą ir trečią vietas taip dalinasi Vaseda ir Keijo. Aršiausi varžovai vadinami. Tarp jų būna ir sporto varžybos ir ypač beisbolas sulaukia didelio populiarumo. Dėmesio tiek iš žmonių, tiek iš žiniasklaidos. Turėjau galimybę pabūti rudenį vienose beisbolo varžybose. Žinau, beisbolo nelabai domės, taisyklės nelabai žinojau, bet kas paliko įspūdį, tai komandų palaikymas. Kaip mums įprastų šokėjų merginų yra ir linksmimo lyderis. Kaip vaikinai apsirengia tais kostiumais, pagal tradicijas jie diriguoja visą palaikymą. Pasako, ar būna užrašoma ant popieriaus lapo, kokią pavardę reikia skanduoti, ar būna kaip bus energetinis, sakyčiau, ritualiniai šokiai, kad pakelti savo komandos dvasią, padidinti sėkmę. Nelabai patusi būna raudo taipą, iššaudus irgi praleidau. Yra vėliava, matote. Vėliavnešys reiktų ir svaria pareiga. Prieš kiekvienas varžybas ta vėliava yra nuleidžiama, pakeliama. Ta pati daro ir priešininkai.